War on war, dust and dust, the ire your aims will be. The better will be. Netikėtai buvo atrastas lobis. Čia reikėtų lipduką įdėti. Žiūrėk, voras įdėtas. Bet jisai vieną rotą. Nuvykti į šitą salą, bet neįleido, todėl vykome ten, kur nepasiekė, persikėlė, pervažiame per tiltą, pernakvojam čia ir tada vykome kūro čia. Kur čia? Čia užsipylėm, nusipirkom maisto produktų ir atvykome į Pangą. Toliau bandysim vykti šiaurinę dalim, atgal link kelto. Ir štai esame Saremos saloj. Žmogus norėjo nuotykių. Ar gavote? Gavome. Kaipgi? Tai kas čia dabar vyksta? Dabar vyksta generatoriaus kolektoriaus tekinimas. Rankiniu būdu. Priartinkite operatoriaus. Saukam. Ir kas čia bus? Labai tikimės, kad atsiras užges raudona lemputė. Tai va, tikslas užgesti raudonai lemputę. Ar tai bus įgyvendinta ar ne? Greit jau pamatysite. Va, pratekinom. Kartu sugalvotumėte važiuoti kur nors, ką reikėtų pasimti? Degimų. Svarbu, kad būtų 2 angliokai. Panašu, degimas naujas. Arba nedaug naudotas. 76 metų degimas. Ir ką? Guma. Just a minute. Nu, davai. Galimai nauja. Žiūrėk, kad reikėtų tavą susukti reikėjo. Stabdžių rankenėlė. Angliuką. Jei stabdžiai dings, O tai didžiausia aš gendanti Aš įsūsiu detalė greičiausiai yra kad jisai būtų, rankenėlė. sutankinančiai. Ir tada laidai, babina viena, antra babina Suk, kad ir poras stiklų. Dabar generatorius. Keletą įrankių, įrankių komplektą, multimetrą, sensėjų pasiėmat ir galit važiuoti. Čia jau kitas.
Po ilgų pastangų buvo užgesinta lemputė. Esame. Sveiki. Buvo aplankytas vietinis amatų centras, apžiūrėjom malūnus vėjo ir dabar bandysim pakalbinti vietinį darbuotoją. Ką jie čia daro? Papasakos gal mums, kaip čia vyksta darbas. Labą dieną. Labą dieną. Ką jūs čia darote? Malom Malai. Kas čia pas jūs per virvę, kam jinai skirta? višiukam traukt. Kam tos maišiukus čia traukėte? Malom grūžus. Malat grūžus. Labai įdomu. Jie nusibodo čia stovėti? Ne, pinigus mums. Puiku. Eisim ieškoti toliau kitų darbuotojų. Sveiki. Sveiki. Esame Kalio miestelėje. Pakalbinsime vietinį tekintoją. Žmogus sunkiai dirba, 72 metus vienoje vietoje. Prašom. Sveiki. Sveiki. Ką ruošiatės tekinti? Kaškai kalenvalų bandysim pratekinti. Staklės tokio pat senumo ir tokios pačios kokybės, kaip mūsų ta kaškė. Ką 750M ar paprastą? M. Modernizuojama. Mūsų. Fazė Ir kiek dingo. per dieną ištekinat? Du kalenvalus. Tai jau biznis geras. Biznis geras. Pasigyvenęs matom. Jo. Adventūra kelnes jau tokios. Kaip reikia. Maikutė tokia. O, tik pavarų įjungsma. Tai gal ir netrukdom žmogui. Tai sėdėdu darbo žmogus, nešneku. Sarėmų saloje sugalvojom keletą nuotykių, kadangi kai kuriems kilo net tokia iliuzija, kad gal jūs teisių neturit, nemokat vairuoti dviračio motociklo, tik su lopšeliais dėl to važinėjat. Turėjom persilaikyti vairuotojo pažymėjimo A kategoriją.
Opa. Ir keliais krūmus. Grįžom iš žvejybos, kai kurie baisiai pavargo. Reiks ir moment žuvį jau kept. Grįžome į Latviją ir judame namų link. Galimai, gal dar šiandieną pavažiuosiu. Jei viskas gerai. Laida. Kepsime ką? Nieko nekepsim, makaronus darom su faršu. Makaronus darom. O kam keptuvė? Puodinį išvartyti. Mėsai. Mėsą. Kepsim mėsą išvertus lietuvių kalbą. Sudedam mėsytę į keptuvytę. Kepam ant vidutinės ugnies. Čirškinam. Vieni vaikučiai čirškinam. Nu, čia. Labai svarbus atributas, kad bent 4 žiūri, o vienas deda kepą. Nu, tai vienas filmuoja. Irgi dirba. O čia kiek koks svoris čia yra? Dabar laida, keliai, duslintuvai ir žalėsis kursas. Kalbinsime vairuotoją, kaip jis bando susitvarkyti su šios dienos ekologiniais iššūkiais. Kaip matau, tepalo beveik niekur neleidžia. Ir tepalo gaudyklė. Ir ką jūs darote? Nebūtų to tepalo. Norėdami, kaip sakant, atitikčiau laikų normos ekologinės, sukonstravome įrenginį. Aš beveik arčiau per atką. Tai yra tepalo gaudyklė. Kaip jinai veikia? Išmetamos dujos išeina iš duslintuvo, jos
kondensuojasi ir suteka į šitą buteliuką, o teka kliuką apatinį. Po to mes jį išleisim ir vėl panaudosim antrą kartą. Antriniam perdirbimui. Taip, antrinė. Ir į šį aparatą, ir į šį. Kalbinsime kitą vairuotoją. O kaip pas jūs su euro standartais? Gerai, su euro standartais irgi siekiant mažinti užterštumą, visą kitą, dabar šitas motociklas bus perdirbamas taip, kad naudotų biokurą. Atvažiavom va kaip tik pas girininką, sustart, kiek čia mums tų sieksmetrių išrašys ir važiuosim ant biokuro. Bus kažkoks generatorius dujinis? Drošim, pradžiui drošim, kirvukais, drožlės, gaminsim patys tą biokurą važiuodami vietoje. Turėsim ką veikti ir nereiks važinėti su tokiais aparatais, kuris vartoja kiek litrų, ne benzino, tepalo 100 km. 100 km litras. Litras. Tik. Tik litras, kol kas. Kodėl tokios sąnaudos? Buvo nepataikyta į matmenį. Galimai. Galimai. Išnekinsime dar vieną žiūrovą. Išsiaiškinsime, kaip jis kovoja už baltosios meškos išlikimą. Sveiki. Labukas. Aš manau, tai yra mitas, nes yra šalta iš tikrųjų. Jokio čia čilimo nėra. Aš važiuoju, pilu benziną ir nesuku savo galvos. Jokių gaudyklių, jokių dujų, nieko. Kiek į 100 supilate? 3 litrus. Ko? Tepalo? Benzino tepalo, čia daug nepalo, čia viskas. Sakau, atšilimo nėra. Pirkite iš senobinius ir pilsite mažai, kaip į šiuolaikinę Toyotą. Prigrius. Then put them manage check generator. Labą dieną. Gal kartais grąžtą galėtum paskolinti? Ai reikia 8 varžtą užlūžusį išgirė. Ten praktiškai vyjas man, tai gal jis turi susukti. Gal susiryti. Joniškėlio kaimo pirmininkas Raus iš Lapšelio. Sėdi prilypo. Atvykome į Joniškėlį, taip, kur yra anot tam tikrų šaltinių pats didžiausias Lietuvoje gaublys. Gerai? Siaurukas. Kelionė būtų įvairesnė, dar siaurukų panusprendė. O čia tai kiaušų. Kokie lygiai traktoriai? Va, M-kos lygio traktoriai. Tai žadėjo pakraut, pavežt biškį, pametėt.
Ir bėgius nugriovė. Salonas 5 žvaigždučių. Sėdynės. Rankena. Vėjelis. Labai geri traktoriai. Žyvilė. Esam be 5 minučių Lietuvos vidury. Ir kadangi kelionė į pabaigą, paklausinėsim dalyvių, kaip jiems sekėsi. Kaip jiems sekėsi Dainiaus? Neblogai. Kuria prasme? Kaip neblogai. 2 šnipštokai pamesti. Akumuliatorius pamestas kažkur miške. Oras dinginėjo. Kaip psichologiškai sekėsi įveikti iššūkius? 6 iš 11. 6 iš 11. Ačiū. Labą dieną. Ar jums nepritrūko nuotykių? Pritrūko. O kas trūko iki pilnos laimės? Daugiau svetimų gedimų. Supratau. Dar vienas dalyvis, kuris visasi šiuo metu bagažinėje, daiktadėžėje. O kaip jums? Ar nuotaikinė kelionė buvo? Ne nuotykinė, o nuotaikinė. Viskas labai gerai. Nuotykinė. 6 litras tepalo eina jau į pabaigą. Labai gerai. Ačiū. Ir dar operatorius. Operatorius. O kaip jums? Labai gerai. Ar patiko pabūti kolūkio pirmininku? Patiko. Ačiū. Grįžome namo po kelių dienų kelionės. Tai reikia nusiplauti dulkės ir pradėti svajoti toliau. Gal kas ir įsipildys. Iki kitų susitikimų.
nepasiekus.